Toliau žemos arka tęsiasi, sugrįžimas darom nugarą krūtinę. Iš pradžių šiandien galvoju daryti gal supersetą, pabandyti nugarą krūtinę. Bet gal kitam kartai pasibandysiu, nes kažkaip pilnai jėgą norėjau pradėti su Smito spaudimo kampu. Kas beje mano nuomonė yra geriausias pratimas krūtiniai. Tai su juo ir pradedu. Visą laiką su juo aš pradėdavau ir anksčiau, tai kadangi vis tiek fokusas išlieka krūtinės viršus, tai ir toliau darau. Dabar yra, kiek čia yra, 2 blynai 10 ir 2,5. Tai dabar liktai 7 ar 8 repsus padariau. Labai gerai. Tenais bandau techniką. Šiaip anksčiau, kai dirbdavau su mažesniu svoriu, mėgdavau iki galo ištempti ir paliesti krūtinę. Šiaip tokią techniką darant būtų geriau. Bet dabar pastaruoju metu aš kažkaip truputį čia greičiau darau ir neliečiu su štanga krūtinės ir taip pat viršui neištempiu rankų niekados. Tai yra ne tai, kad neištempiu, bet neištiesiu rankų niekados. Ir man taip saugiau daryti ir pačiam raumenį, manau, ir sąnariams. Tai aš jau tiek žinok laiko bandžiau susilaikyti, nežvengti, bet matau, kad tai visas tai. Eik tu san. Okay, tai čia spaudimas Smitu užsibaigėm. Šiaip trumpai, kaip matėt, aš paskutinį repą užsikėliau, išspaudžiau max, kai galėjau ir jau žinau, kad dar vieno nepadarysiu, bet vis tiek max lėtai kontroliuotai nuleidau. Tai irgi nepabijokit ir nepatingėkit tokių paskutinių nuleidimų padaryti, nes jeigu jau išbezdėjo tą paskutinį sunkų repsą, tai ir švelniai nuleiskit. Jeigu tai įmanoma padaryti saugiai, kaip šiuo atveju Smito. O dabar varom daryti dipsus. Darius pirmą setą buvo suprasta, kad 32 kilai, taip kaip aš dipsus darau, yra per daug. Tai atsinešiau 24. Tai padarysiu dar su 24. Ir paskutinį setą pradėsiu su 24, tada nusimesiu ir drop setas bus su kūno svoriu. Tiesiog kiek įmanoma max. Vėlgi, šitas dipsus darau. Čia technika nesigavo taip, kaip iš tikrųjų darau su tramdais kilais. Bet visą laiką nustengiuosi max nusileisti, ištemti ir gražiai sutraukti. Čia truputį kažkaip tarp kojų, tas svoris netelpa, nežinau, kažkaip nepatogu. Nelabai aš pratęs daryti. Su gira gal reikėtų tiesiog blynus neštis. Bet dabar vis tiek atsinešiau dar 4 kg girą, jeigu jau atsinešiau. Tik dabar ta idėja atėjo blynus susidėti, bet jau kai atsinešiau, tai padarysiu su gira. Šiaip, kiek žinau, daug kas netreniruoja krūtinės apačios per daugiausiai ir dipsų gal nedaro per daugiausiai. Bet kadangi pas mane nėra dominant ta krūtinės apačia, ir šiaip aš tikiu, kad bicai labai prisideda prie jėgos spaudžiant štangą, spaudžiant hantelius, tai aš jas visą laiką darau antrus. Ne visą laiką, bet dažniausiai. Niekados pirmų nedarau, bet ir niekados paskutinių nedarau. Jeigu darau paskutinius dipsus, tai tik su kūno svoriu. Bet dabar padarom čia dar 2, kaip ir minėjau, vieną su svoriu, kitą be svorio ir varysim daryti kažkokius tai flies. Tikėtina, kad su mašina.
Kai dipsai užsimušiau, blemba, kai darau be svorio, na aišku, žymiai lengviau, bet ir visai kito lygio kontrolė. Nu, ta prasme, aš iš karto pajaučiau, ant kiek geriau ištempia ir sutraukia raumenį ir ant kiek jis labiau prisipumpuoja. Nežinau, kitą kartą darysiu su svoriais, bet atsinešiu blynus, nes kažkaip jaučiasi, kad ta gira tarp kojų labai trukdo technikai ir pusiausvyrai ir viskam kažkoks svorio centro disbalansas atsiranda. Bet dabar nesvarbu, varom prie suvedimų, pampų jau užsimušta. Atėjom prie suvedimų, toj greitai apie setupą, tai setupas yra toks, kad mano pečių aukštyje ir bus rankenos ir labai plačiai yra įskėstos šitos mašinos rankenos, tai aš darysiu ne va taip, bet grynai darysiu taip. Kaip įmanoma labiau imituosiu suvedimus. Radom šiokią tokią mašiną, kuri iš savęs labai gerai atrodo ir tikrai turėtų būti patogi, bet pasirodo ne man, nes nors ir nuleidus sėdynę iki galo, o atlošai kojų net nejuda, aš negaliu atsisėsti. Va. Tai man reikia taip, arba taip dabar kaip varlinas dariau. Nes, negaliu net prisitraukti. Iš pradžių buvom daugiau svorio užsikrovę, tai net neina palyst niekaip per kelius. Taip kerta, kad atrodo išnirs į kitą pusę. Tai, nežinau, vieną kartą padariau, iš tikrųjų jau norėčiau eiti čia, nes, tikrai nelabai patogu. Bet kadangi jau tiek darbo reikėjo tą svorį užsikrauti, tai tikrai dar vieną bent padarysiu ir varysim prie klasikos, su kuria neįmanoma suklysti. Čia visai kita kalba. Dabar po labai ilgą laiką paėmiau kiek įmanoma plačiau rankas. Vis kažkaip aš visą laiką darydavau toksai, ne tai kad pečių plotį, bet vos ant to sulenkimo tos klasikinės rankos paimdavau ir darydavau. Bet kažkaip sugalvojau, seniau dariau plačiai ir vieną treniruotę pamandžiau toksai, tiesiog kitoks toksai senas, užmirštas pojūtis buvo. Tai dabar vėl pamandžiau. Su būtent šita rankena ne pats geriausias malonumas daryti maks plačiai paėmus čia. Gal reikėtų kitą pabandyti. Čia kažkas žudėjo rankeną. Gal su tokį iššauti. Labai norėčiau pabandyti. Jo. Su ta rankena tikrai šito pratimo nedaręs, nes aš siaurai nedarau. Aš siauro paėmimų nedarau šito pratimo, nes man kažkaip lankstumo neužtenka. Bet dabar tiesiog reikia pagrindą pasidaryti, o tada pakūrybinsim truputį. Gal ir paimsiu rankeną siauresnę, va šitą. Šiaip šitos rankenos, čia tokia, aš nežinau, ar čia guma ar kas, bet čia toksai prikimbantis gripas. Jokių strepsų nieko nereikia, tiesiog pirštukai užsilenkia ir prisiklijuoja. Tai gal va tokio. Pabandysim, bet pirmą sakau, reikia bazę pasidaryti savo jau laiko patikrintą. Tai tada galėsim, kaip ir sakiau, pakūrybinti. Čia vėlgi 3 setai buvo, 3 iš viršaus, 3 rovimo ir po to kažkokios 2 izoliacinių šausimą.
Nu ne. Man siaurai labai čia nepatinka. Nežinau kodėl. Nesvarbu. Dabar paskutiniam 2 setam padarysiu seną pratimą. Nežinau, ar čia galėsiu jį pasisetupinti kažkur, bet tai bus, pamatysit. Einam, papasakosiu prie jo. Keitė mes jau prie pratimo. Tiesiog traukia su viena ranka iš apačios. Aišku, jūs pamatysit, bet dar pademonstruosiu. Tai su šita rankenėlė tiesiog aš pasimsiu, atsistosiu, įsikabinsiu čia tvirtai atramą ir rausiu į apačią. Taip sutraukdamas sparną ir koncentruodamas į sparną apačią. Taip pat, kai darysiu, aš ištempiu ir truputį dar kai traukiu pasvyriu į tą pusę, į kurią traukiu. Taip dar geriau akcentuojas, taip dar geriau susitraukia raumuo. Bet aš ne dabar jaučiu, kai man tiesiog susitraukęs pilnai. Tai taip darysim čia su 5 kilų, kaip paskutinis pratimas, lėtai, kontroliuotai, švariai vienu žodžiu.